Sveiki, mėly kolegos. Tai pavasaris artėja ir manau visiems, kaip pasakyti, visi ūkininkai to laukia, kada prasidės pirmieji darbai. Ir manau, tą temą gal ir pašnekam susirinkę, ką reikėtų daryti pavasarį ir kokie tie pirmieji darbai ir kada jie galėtų būti. Na, visų pirma, manau, labas. Labas. Visų pirma, manau, reikėtų atsižvelgti į įstatymus ir reglamentus naujus, kad iš tikrųjų tiek organinės, tiek mineralinės trąšas nuo kovo 20 tik tai galim startuoti. Ir dažniausiai iš ilgametės žmonių patirties, agronomų patirties, gamtos sąlygų atsižvelgiant, galim teikti, kad anksčiau startuoti ir nelabai dažnai apsimoka, nes pavasarį pas mus kaip taisyklė būna šalti ir ilgi. Ir drėgni. Arba dažnai iš pradžių drėgni, paskui sausi. Ir kadangi dar kovo mėnesį pasitrešus dažnai azoto, turim problemą, kad įsiplovimo lygis, tada teršiam gamtą, išsiplauna azotas ir tai nėra gerai. Toks liaudyje sklando, kaip išreikšti, posakis, kad išvažiuok į laukus, nevažiuok į laukus be melagių dienos ir viskas bus gerai. Bet iš tikrųjų, nežinau kaip jūs, bet man yra tekę matyti, kur anksčiau ūkininkai startuoja su azotiniam trąšom, ypač jeigu dar fosforo kažkiek turinčiom, aišku, su saikingom normom, bet tie augalai šiek tiek pradeda anksčiau vegetaciją ir, pavyzdžiui, būna kokią savaitę skirtumas, jeigu tu per daug užlauki, iš tikrųjų tada tie augalai, kurie yra savaitę gavę anksčiau, jie atrodo žymiai gyvybingesni. Pagauna greitesnį startą. Tik tai nesistengt, kad neišplaut. Ir ypač jeigu lengvesnis dirvožėmis, faktas iš jūs, mano galva, reiktų turbūt daryti kokius 4 tręšimus mažom normom. Dar turbūt reikėtų atsižvelgti startuojant į pačių augalų būklę, sakykime, jeigu vešlūs kviečiai gerai peržiemoja, gal nereikia skubėti su azotiniu tręšimu, o jeigu, sakykime, turim išretėjusius javus, kuriem reikia pavasarį ankstyvo starto, kad jie pasikrūmytų daugiau, suformuotų didesnį derliaus potencialą, tada galbūt vertėtų ir tik kaip motina valstybė leidžia, taip ir važiuoti. Tikrai pritariu, nes iš tikrųjų vis tiek reikia, jeigu norim paskatinti krūmymąsi tiek žieminiam miežiam, tiek žieminiam kviečiam, iš tikrųjų reikėtų bent apie 80-90 azoto išlaikyti, nes nuo 80 azoto padidėja krūmymąsi koeficientas startinėse azoto trąšose. Pas mūsų Suvalkijoje, tai žinot, kaip važiuoja ūkininkai, pasižiūrė, kas pirmas išvažiavo į laukus kaimynas ir visi paskui tada važiuoja. Pas Suvalkiečius taip jau būna. Ir dar turbūt labai svarbus aspektas būtų smagu technologinėse vėžėse neprisidaryti nesąmonių ir neišdraskyti jų, nes paskui visą sezoną kenčia ir dar kombainai kenčia. Toliau kalbant jau apie pirmosius purškimus, važiuojama su purkštuvo, jeigu nėra naudojamos skystosios trąšos, o jau grinai kalba eina apie augalų apsaugos produktų panaudojimą. Herbicidus, fungicidus ar ne, augimo reguliatorius. Net ir, sakykime, startinės trąšas, kurie žmonės naudoja. Tai vis tiek reikėtų atsižvelgti tai, kas buvo panaudota dar iš rudens. Sakykime, herbicidus ar mes naudojom iš rudens herbicidus ir nuo 1 skilčių, ar nenaudojom, ar naudojom tik nuo 2 skilčių, ar jeigu, sakykime, visai nieko nenaudojom, ten dažnai būna problemas, kad realiai turi iki 32 tarpsnio kviečiuose pasinaudoti mūsų atveju avoksą su mišiniais tam, kad išsivalytum laukus, nes vėliau negalėjo ir būna problemos, kad dėl sąlygų prastų, tai būna šalnos dažnai, paros temperatūra nedidesnė ten negu 10 laipsnių ir būna problemos. Ir žolės tikrai pavasarį jau būna didelės, tai reikia stengtis kuo anksčiau su jomis kovoti, kad negoštų kviečių ir nenaudotų tų pačių maisto medžiagų skirtų kviečiams. Nes šiaip iš tikrųjų įdomu, kad didžioji dalis piktžolių pradeda vegetaciją nuo +5 laipsnių temperatūros, jau pradeda atsigaudinėti ir aukti. Ir jau naudot, sakykime, maisto medžiagas, kai kviečiam reikia dar 2-3 laipsnių. Papildomas. Tai mes jau turim žolės, kurios valgo maisto medžiagas, o kviečiai dar kartais stovi. Tai vat, ir lygiai taip pat atsiranda, dažniausiai dabar pavasarį būna šalti, o poreikis purkšti yra, o oras, sakykime, svyruoja apie +5-6 laipsnius, saulutė šviečia, tarsi galėtum purkšti, bet dauguma produktų neveikia prie šitokių temperatūrų. Pavyzdžiui, ta pati amino druska veikia tik nuo +12 laipsnių. Ir dažnai netgi vaikštom tą plona riba, kada mes
jau vėluojam purkšti, o dar negalėjom to padaryti. Tai manau, dėl to ir yra svarbu panaudoti rudeninius herbicidus, kad pavasarį galėtume herbicidus, tarkim, ten papildomus arba nuo vienskilčių žolių naudoti vėliau, dėl to, kad temperatūros neleidžia mums anksčiau įvažiuoti į laukus arba tas poveikis herbicidų nebūtų toks, kokio mes norėtume ir kartais nupurškiam ir to efektų nesimato arba kažkas prasileidžia, kažkokių žolių tai nepaima, nesuveikia. Arba dar lygiai taip pat ir nusvyla, nes pagauna šalną. Pavyzdžiui, atsiminkim 23 metų sezoną, realiai būdavo kas antrą naktį šalnos, nors tau prognozės nerodo šalnos, tu nori uždėti herbicidą, kuris atrodo, sakykime, švelnus, avoksą ar aksialį ir dar reguliatorių modusą. Atrodo viskas labai švelnu, turėtų nebūti streso, bet pagauna šalną, nors ir nerodė, laukas ruda. Ir iš tikrųjų, kalbant apie tuos ankstyvuosius ir pirmutinius purškimus, labai verta ir svarbu paminėti būtent mūsų produktą Modus Startą, nes jisai veikia nuo +5 laipsnių. Tai būtent yra labai aktualu pagauti kuo ankstyvesniam tarpe kviečius. Ir dažnai atrodo, kviečiai dar patys užvargę, neauga, bet iš tikrųjų, jeigu kalbam apie skaiganą, iš patirties galiu pasakyti, kad geriausia yra negailėtų kviečių, nes paskui dar turėsi kokią sausrą, bus dar blogiau. Tai geriau pačiam ankstyvam tarpsnį pagauti. Ir būtent tam labai, aš asmeniškai iš tikrųjų labai Modus Startą labai mėgstu, nes tikrai matos efektas. Ypač kai tu ankstyvam tarpsnį naudoji, sakykime, ten su kokiom startiniam fosforo trąšom. Vėlgi grįžtant prie Modus Starto panaudojimo, būna dažnai praktikoje, kad išpurškiam dienos metu, sakykime, nuo 1 valandos išlaukiam tinkamos oro temperatūros augimo reguliatorium paprastų, sakykime, Trinexą paketilų, paprastų modus. Ir ateina kokia 3 valanda dienos ir temperatūra taip staigiai krenta ir tu dar vieną purkštuvėlį nori įsipurkšti, kad tiesiog dar saulutė šviečia, vėjo nėra, ir tas purkštuvas ir nesuveikia. O naudojant Modus Starto išvengiam būtent šitokių situacijų, kada galima, kaip sakyti, prarasti efektyvumą. Ir iš tikrųjų dar labai su tais būtent pirmutiniais purškimais svarbu paminėti ir pačių tirpalo paruošimo ir maišymo savybės, nes dažnai tam tikri produktai prie šaltesnio vandens, šaltesnės oro temperatūros iš tikrųjų sunkiai tirpsta, atsiranda nuosėdų, nesuveikia. Tai labai būtų svarbu atkreipti dėmesį ir į patį, kokius produktus pasirenkam, ypač kokia tai yra forma tie produktai ir kaip juos maišyti.